Tačiau kartą šėtonas sugundė Ievą. Ji nusiraškė uždraustą vaisių, paragavo ir savo vyrui davė, o jis ėmė ir valgė. Gėdingas Adomo ir Ievos neklusnumas suardė lig tol sode viešpatavusią darną, sužlugdė ne tik gražius santykius tarp vyro ir moters, bet ir apskritai žmogaus santykių su Dievu. Žmogus buvo prakeiktas visas savo gyvenimo dienas, sunkiu triūsu pelnyti sau duoną, o moteris buvo prakeikta skausme gimdyti vaikus ir būti vyro valdžioje. Tačiau Dievas ir pažadą davė, kad vieną dieną moters sėkla, jos palikuonis, sutrupins gyvatei galvą.